Sveiki, labai malonu vėl čia būti. Taip žiūriu į laiką, tai manau, kad visi turbūt pietauti išeisim gerokai po pirmos, nors planas buvo kitoks. Bet tikiuosi, kad verta bus ilgiau pasėdėti ir pasiklausyti. Tai šiandien apžvelgsim biurų, prekybos ir sandėlių komercinės rinkas Baltijos šalių sostinėse, kaip atrodo Lietuvos kontekstas juose, kas įdomesnio nuvyko. Tai startuojant nuo prekybinių patalpų rinkos, kiek mačiau Mindaugo skaidriai, kad optimizmo ten yra nedaug, bet iš tikrųjų mes tai visai taip pozityviai turbūt vertinam šitą segmentą, nes išliko pakankamai stabilus. Aišku, daugiau buvo fokuso į esamų projektų atnaujinimą ir jų kokybės gerinimą, bet taip pat šiek tiek yra judesio ir vystymą, bent jau startuojama yra. Tai jeigu taip žiūrėti į vystymo galimybės ar ne, ir kas vyko rinkoje pastaruosius metus, tai tiek Taline, tiek Rygoje, tiek Vilniuje nuo kažkur 2020 metų tikrai statėme mažai prekybinio ploto. Bet mes pabandėm pasižiūrėti į mūsų tokią gana artimą rinką Lenkiją, iš kur iš tikrųjų ateina nemažai ir pačių prekybininkų, kad ten augimas jisai nestojo, jisai nuosekliai vystėsi ir pagrinde didesnę dalį to augimo sudarė prekybos parko tipo konceptai. Tai dar šiek tiek labiau paanalizavome pačią struktūrą prekybinio ploto, tai tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje tikrai nemažą dalį sudarė didieji prekybos centrai ir kažkur nuo 2020 metų pradėjo plėtotis parkai ir, kaip matote, geltona grafiko dalis iš tikrųjų užima gana nemažą dalį. O Lietuvoje tuo tarpu šitą lentelę šone matot, kad dar tik tais pradedam šitoje vietoje. Tai matom, kad to potencialo yra ir ką stebim per visas Baltijos šalis, kad šitas konceptas tikrai yra pakankamai priimtinas vystytojams, turbūt daug lengviau įgyvendinamas negu kad didesnės apimties prekybos centrai, nes yra gerokai mažesnė konkurencinė situacija, lengviau išpildyti, reikia mažiau žinių valdant tokį konceptą ir būtent prekybos parkų nuomininkai yra pakankamai aktyvūs, tai visi tie vadinami discounteriai. Tai plėtra vyksta visose Baltijos šalyse ir jinai po truputėlį jau eina ir į regioninius miestus, kas tikrai yra džiugu. Čia keletas projektų, kurie buvo įgyvendinti. Una Lietuvoje labai sėkmingai išnuomotas projektas, jau praktiškai turi 100% nuomininkų. Kurna Park labai irgi sėkmingas projektas Estijoje ir Latvijoje jau yra įgyvendinamas ir ieškoma nuomininkų Fabrika projektas. Kita tendencija tai eina daugiau į kokybinį pagerinimą, ar ne? Ir ką mes matome Taline ir Latvijoje, kad department tipo parduotuvių vyksta rekonstrukcijos. Lietuvoje šitos tendencijos neturim, nes praktiškai ir neturim tokio koncepto department tipo. Tai vienas iš tokių sėkmingesnių pavyzdžių buvo Vyrų Kaskus prekybos centro renovacija, tai buvo pagerintos logistika, nuomininkų miksai, būtent tos didžiosios department tipo parduotuvės šiek tiek paįvairintos kitais nuomininkais ir šitas dalykas buvo jiems tikrai sėkmingas, nes šie metai jau pagaliau viršijo jų prieš covidinės apyvartas. Kitas projektas, kuris šiuo metu yra vykdomas, yra Rygoje, Alcor Plaza, irgi rekonstrukcija, nuomininkų gerinimas, laisvalaikio pramogų įvedimas į prekybos centrą. Lietuvoje mes, kadangi tokių neturėjom, bet iš principo irgi dirbom tą kryptimi, kad visi didieji prekybos centrai stengiasi pagerinti savo nuomininkų miksą, prisitraukiant naujų ir keičiant į labiau veikiančius. Buvo atlikti turbūt didžiausias renovacijos projektas Panoramos prekybos centre. Europa irgi gana smarkiai atsinaujino, Akropoliai taip pat nestovi vietoje ir bando gerinti šitos dalykus. Žiūrint į nuomininkus, ar ne, visą laiką, kiekvienais metais mes labai darydami šitą skaidrę laukiam naujų vardų.
Tai kas šiais metais atsirado, tai dėja, kad taip pasakyti, kad visai naujų žaidėjų rinką mes nepritraukiam, tai yra daugiau nauji brandai paleisti tų pačių esamų žaidėjų. Tai Half Price'as pasiskelbė apie savo parduotuvės Latvijoje ir Lietuvoje, Arketas Taline, bet jie jau tikrai žino, kaip dirbti su mūsų rinka. Aktyviausiai išlieka discounteriai, tai jie ten savo konceptus plečia ir į regioninius miestus ir taip pat jiems padeda plėtra ir būtent prekybos parkų vystymas. Maisto prekių parduotuvės, ką ir Mindaugas minėjo, išlieka tikrai aktyvios ir kai kuriais atvejais netgi pakankamai agresyvios. Stebim tai, kad, tarkim, prekybininkai netgi jau nusileidžia tam tikrom savo strategijom. Jeigu kažkas eidavo tik į nuomos konceptus, dabar jau ir perka nekilnojamą turtą vien tik tam, kad užsiimti pozicijas. Ir jeigu kažkas tik tais turėjo savo nuosavybėje, tai jau dabar tikrai yra linkę ir nuomotis patalpas. Sporto klubai išlieka aktyvus, sveikatos paslaugos, maitinimas. Maitinimas irgi nepaisant COVID-o, visų energetinių išteklių brangimo, turizmo sumažėjimo, vis dėlto išlieka toks pakankamai aktyvus ir yra toks palengva keičiantis prekybinių gatvių nuomininkus. Tai kad ir jiems yra sunku, vis tiek palengva šita plėtra vyksta ir, sakyčiau, prekybiniam gatvėm tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje čia turbūt yra vienintelė kryptis, kurią toliau eisime, nes paprastų parduotuvių vis toliau ir mažėja. Tai buvo čia ir naujų vardų pasirodę iš greito maitinimo sektoriaus, kavinės tikrai yra labai aktyvios, dienos pietų restoranai ir panašiai. Aišku, reikia pažymėti, kad ta plėtra yra tikrai nuosaiki ir visi prekybininkai labai smarkiai optimizuoja savo plotus ir labai žiūri į lokacijas, tai būtų veikiantis dalykai. Tai pereinant prie pramonės ir sandėliavimo rinkos, mačiau, kad optimizmo tokio yra nemažai iš vystytojų. Šiaip mes turbūt rinką irgi įvertintumėm tokią kaip, gana stabilę. Bet buvo čia šiokių tokių kritimų, bet ne per visas šalis turbūt vienodai. Tai čia yra Lietuvos statistikos departamento duomenys, paskutiniai eilutėje matom dėja dar tik 3/4 duomenys, tai matom, kad įgyvendintų projektų tiek industrinių, tiek gamybos iš tikrųjų buvo gerokai mažiau, ten jau ne šiek tiek. Ir kaip atrodys kiti metai, turbūt atrodys panašiai, nes išduotų statybos leidimų skaičius irgi yra pakritęs. Tai turbūt mažiau įtampos nusimato statybų sektoriai, kas palankiau turbūt leis dirbti spekuliatyviai rinkai. Žiūrint į Baltijos šalis, tai Lietuvoje tikrai statėme daug ir turbūt yra rekordiniai metai. Šie metai buvo pasiektas 1 milijono kvadratinių metrų spekuliatyvių sandėlių pasiūlos lygmuo. Tuo tarpu Taline ir Rygoje kolegos mūsų vertina kaip plėtros projektus kaip pakankamai stabilius ir nuoseklius. Jie kaip ir leido dirbti, bet galėtų būti ir daugiau projektų. Tai pagrindiniai vystytojai ir vienas pagrindinis tikrai galiu išskirti yra Sirinas, kuris yra aktyviausias visose Baltijos šalise, tada aišku vietiniai žaidėjai ir dar pažymėtina turbūt, kad East Capital yra nusimatę tikrai didelės apimties projektą Estijoje, kurį planuoja įgyvendinti etapais. Vakansijos greičiausiai truputėlį ūgtels 2024 metais tiek dėl naujų projektų atsiradimo, tiek dėl esamų patalpų atlaisvinimo, nes buvo įgyvendinti ne vienas didesnės apimties sandoris visose šalyse ir atsilaisvins didesni plotai tiems nuomininkams pasistačius ir išėjus į naujas patalpas. Nuomos kainos Taline, Rygoje daugmaž turėtų išlikti stabilios, Lietuvoje stabilios arba su šiokiu tokiu kritimu. Žiūrint į sklypų įsigijimo kainas, tai
Talinas išlieka brangiausias, Ryga ir Vilnius yra panašus. Čia tik tais vakar repetuodamas į kalbą pamačiau, kad palikom klaidą, tai čia yra kainos kvadratiniam metram, tikrai ne hektaram. Kita tendencija, kuri tikrai, sakyčiau, tokia išsiplėtojo ir pradeda įsigyvendinti, yra stock office'ų rinka. Tai statome mes taip nuosekliai visose Baltijos šalyse po maždaug 20% iš šito sektoriaus ir per vidurį matote lentelę, kur yra parodyta, kiek per Baltijos šalis yra stock office'ų. Tai pilka spalva yra Talinas, matom, kad užima tikrai tokią didžiąją dalį. Rygoje yra apie 10%, o tuo tarpu Lietuvoje jau didiname savo bendrą dalį ir tikrai stipriai statom čia. Tai šiais metais 21%, ateinančiais metais jau pasieksim ir 28%. Iš principo vystom kažkur apie 60 000 kvadratinių metrų, bet kaip tai rinka priema, šiai dienai jau beveik pusė tų kvadratinių metrų yra išnuomota, tai vertinam teigiamai, manom, kad tikrai suvalgys tą paklausą ateinančius kvadratinius metrus. Konceptų, aišku, yra įvairių, vieni daugiau tinkami prekybai, kiti galbūt sandėliavimui, švariai gamybai ar klientų aptarnavimui. Nuomos kainos irgi atitinkamai yra parinktos. Ir be abejo, stock office'ai, tai čia turbūt tokia, kaip ir Lietuvos šių metų highlightas ir tendencija. Bendrai apie paklausą sandėlių segmente, nekalbu apie stock office'us, tai tiek Latvijoje, tiek Estijoje paklausa daugiausiai generavosi iš tipinių logistų, kur Lietuvoje turim tokį truputėlį įdomesnį paveikslą. Tai čia be logistikos įmonių dar gana aktyvus buvo maistininkai, gamyba, padėlio aikštynai atėjo į šitą rinką ir taip pat toks galbūt įdomesnis, kad automobilių detalės iš tikrųjų buvo ne vienas sandoris, kas sudarė net iki 20 000 kvadratinių metrų išnuomoto ploto šiais metais. Taip žiūrint į priekį, pačią paklausą turbūt vertinam nuosaikiai, bet turbūt išliks panašios tendencijos kaip ir šiais metais. Ir pereinant prie mano turbūt mėgstamiausios rinkos, biurų rinkos, tai šie metai, nepaisant galbūt tokio lėtesnio starto pirmame ketvirtyje, vis dėlto buvo neblogi. Vilniuje vis dar turime daugiausia pasiūlos, Talinas mus vejasi ir Ryga taip pat. Procentiškai papildomo ploto tiek Taline, tiek Vilniuje nebuvo pridėta labai daug šiais metais, bet kvadratiniais metrais, kadangi einam nuo didesnės bazės su tais procentais, tikrai užteko ir nuomininkai galėjo rinktis patalpas ir nuomininkai net išlaikė pakankamai rimtas derybinės pozicijas. Tuo tarpu Rygoje buvo pastatyta papildomai apie 11%. Ir čia iš tikrųjų turbūt viena įdomiausių tendencijų šių metų komerciniai rinkai, kad Rygos biurų rinka tikrai smarkiai atsigavo. Tai įtakojo būtent naujų projektų pasiūla ir pati Ryga ne vienus metus iš tikrųjų stagnavo, tai ten dauguma nuomininkų yra įsikūrę senose patalpose, seni biuro išplanavimai. Tai tie du faktoriai, tiek naujų produktų atsiradimas, tiek būtent poreikis persitvarkyti biurus į modernius hibridinį darbo modelį atitinkančius, labai ženkliai įtakojo gerus rezultatus ir paprastai Rygoje bendras įsisavinimo skaičius yra 30–40 tūkstančių, tai šiais metais jisai beveik 60 tūkstančių pasiekė kvadratinių metrų. Tai pirmą kartą yra toks rimtas geras proveržis ten. Nuomos kainos
yra nuo 16 iki 22 eurų per kvadratinį metrą ribose. Tikrai galim pastebėti, kad vis dėlto sandoriai daugiau vyksta 16-19 eurų range ir tos aukštesnės kainos jos yra išskirtiniais atvejai, daugiau išskirtiniai atvejai negu tendencija. Vakansijos tiek Vilniuje, tiek Rygoje išlieka pakankamai sveikos. Atsiprašau, tiek Taline, tiek Vilniuje, ar ne? Na, o apie Rygą čia galim pasakyti taip, kad statistiškai atrodo labai baisu, 24-25%, bet čia iš tikrųjų dėl mažos rinkos ir poros objektų specifikos šita statistika tokia ir gaunasi. Iš principo mes daugiau matom, kad ateinančių laikotarpių bus daugiau gerų patalpų trūkumo, tai ten vystymo galimybių tikrai dar, tikrai yra neblogos vystymo galimybės. Žiūrint į nuomininkų portretą, ar ne, kas buvo aktyviausia ir kas nuomavosi, tai turbūt ženkliausias sumažėjimas yra paslaugų sektoriuje, visose rinkose. IT finansai išlieka pakankamai dideli žaidėjai visame kontekste. Toliau plečiasi profesionalios paslaugos, ar ne. Valstybinės įmonės išlaiko panašias pozicijas. Tai šiaip manom, kad tas nuomininkų pasiskaidimas jis toks panašus turėtų išlikti ir 24 metais. Bendrai įsisavinimo kiekis Vilniuje buvo apie 68 000, kas yra apie 37% mažiau lyginant su 22 metais. Rygoje, kaip sakiau, rodikliai pagerėjo, tai nuo 39 iki 59 000 kvadratinių metrų šoko, bet tiesiog jau kolegos aiškiai įvardina, kad bus vėlgi trūkumas biurų Rygoje, kas vėl gali įtakoti bendrus įsisavinimo duomenis. O Taline buvo 89 000 išnuomota, kas yra šiek tiek daugiau nei praėjusiais metais. Šitas skaičius iš principo susideda iš tokio vieno didesnio sandorio, Swedbanko nuomos, kuris buvo 25 000 kvadratinių metrų. Tai jeigu jį nuimti, sakyčiau, kad visų sostinių rodikliai yra labai labai panašus. Na ir kur nuomavosi biurus, tai pagrindinė vieta, aišku, yra A klasė. Kai dirba mažose rinkose, tai šita statistika jinai šiek tiek pašokinėja priklausomai nuo vystomų projektų, kas tais metais ateina į rinką. Bet šiaip ilgamečiai duomenys rodo, kad tiek Vilnius, tiek kitos Baltijos sostinės vertina A klasę ir yra linkę rinktis geros kokybės produktus. Na ir ženkliausi kritimai yra B2 klasėje. Tai čia galimai mes tikrai nematom visų nuomos sandorių ir nesurinkam visų duomenų, bet bendra tendencija tiek iš statistikos, tiek iš realaus gyvenimo rodo, kad vis dėlto šitos patalpos nėra patrauklios. Ir turbūt jau šiais metais tikrai rimtai labai rekomenduojam, turint vakansijas, nelaukti nuomininko ir daryti kažkokius tai sprendimus, kurie galimai, ar tai su turto pardavimu, ar su didesnės apimties rekonstrukcijos projektais, ar alternatyviu turto panaudojimu. Kiek atėjo naujų investuotojų į Baltijos šalis, šitą skaidrę padaryti užtruko turbūt trumpiausiai, nes dėja neatėjo daug. Tai Johnson Matthey pasirinko Vilnių, Roche pasirinko Rygą ir Dyna3 pasirinko Taliną. Bendrai apimtimis ir planuojamais įdarbinimo skaičiais projektai yra gana panašus, nuo 2 iki 300 darbuotojų yra planuojama įdarbinti, čia lentelėje matot šios dienos maždaug skaičius. Ir taip pat matot, kad išsinuomoti plotai jau buvo optimizuoti ir suprognozuoti hibridiniam darbui, tai kaip nebegalime džiaugtis didesnės apimties sandoriais, kurios būtent generuodavo šitas segmentas.
Kaip bendrai biurų rinka ar neatrodo, tai nemažai buvo diskusijų užvalta viešoje erdvėje dėl paslėptos vakancijos ar ne biurų segmente. Tai turbūt norėčiau pasakyti, kad mes problemos iš principo nematome, tai tikrai nėra tokie dideli skaičiai vertinant su visa rinkos kontekstu. Ir taip tikėtina, kad dar tų subnuomos pasiūlymų tikrai atsiras, nes rinka yra tikrai pakankamai dinamiška. Yra dar tikrai įmonių, kurios mažinasi plotus ir atiduos tai subnuomai, tačiau jau matom ir tokių pozityvių ženklų, kad kai kurios įmonės, kurios mažinosi plotus, pamatė, kad kai kur mažinimai įvyko per drastiškai, jau reikia papildomo biuro. Taip pat yra augančių įmonių, kurios jau plėtrą perkelia nebe tik darbuotojų samdymas, bet jau pereis ir į biurų plėtros projektus šiais metais. Bet tikrai dar bus visko, bus ir subnuomos, bus ir naujos nuomos, bus ir konsolidacijos didesnių projektų šiais metais. Pagrindinė problema turbūt vykdant sandorius išlieka įrengimo klausimai, nes čia matote lentelę, kad kiekvienoje šalyje mes vystytojai skiria panašias kontribucijas, galbūt skiriasi tiesiog marketinginis pateikimas, bet vertė yra panaši ir poreikis realiai įsirengti biurą yra beveik perpus didesnis. Tai tą pusės problemą tikrai reikia dažnai spręsti ir tai yra turbūt dažniausia priežastis, dėl ko lūžta nauji sandoriai. Tai turbūt einant prie galo ir apibendrinant, išskirčiau 3 tendencijas, kurios būtų kaip aktualios tiek prekybos, tiek industriniam, tiek biurų rinkai. Tie nuomininkai, kurie yra aktyvūs, nestabdo savo kažkokių tai verslo planų, jie tikrai tampa pakankamai selektyvūs ir reikalauja geros lokacijos, ar tai būtų privažiavimo, ar infrastruktūros esančios šalia, jie reikalauja kokybės ir labai reikia atkreipti dėmesį į savo projekto funkcionalumą, nes dabar tikrai niekas nenori nuomotis papildomų kvadratinių metrų vien tik dėl to, kad yra tokia erdvė. Tai kuo lankstesnis bus jūsų projektas, tuo turbūt bus daugiau sėkmės 2024-2025 metais. Tai ačiū labai.